Okei, dar bandau pagarsinti. Okei, labas rytas visiems, dar kartelį. Smagu matyti naujus žmonės, smagu matyti sugrįžtančius. Ir kartu mes keliausime šiuo pažintiniu jogos keliu. Tai visus prašyčiau užsimerkti, atpalaiduoti ir pečius nuleisti žemyn. Ir tiesiog bandykite taip pat įsitiesti, kad stuburas būtų tiesus, nes tai bus lengviau jūsų orui papulpyti į plaučius. Ir tiesiog stebėkite save, kaip jūs jaučiatės, kokie jausmai supa jus. Gal šiek tiek nerimaujate, gal tai yra pirmoji jūsų praktika. Galbūt galvojate, kokia tai bus praktika, kaip jums seksis. Ir nesvarbu, kokia tai praktika, tiesiog nuraminkite save ir galvokite apie tai, kad tai yra pažintinė kelionė. Ir joga nėra ta kelionė, kurioje mes turime būti tobuli, kurioje mes turime atlikti būtent pratimus taisyklingai. Tai yra pažintinis kelias, kuris vyksta visą gyvenimą. Ir tam jis yra įdomus, nes tai nėra trumpas kelias. Ta kelionė visą laiką tęsiasi su mumis iki tiek, kiek mes jos norime. Pakelkite rankas į maldos poziciją priešais krūtinę ir galbūt norite savo sudaryti kažkokį tai šios praktikos tikslą. Galbūt norite nusiteikti ir skirti tą energiją tiems, kuriems reikia. Galbūt norite skirti tai savo gyvūnui, mylimam žmogui, gamtai. Gali būti paprastas žodis, o galbūt norite tai skirti savo. Mes šią praktiką pradėsime su garsu OM. Įkvėpkite ir iškvėpkite per burną. Dar kartelį įkvėpkite per nosį ir iškvėpkite per burną. Įkvėpti, pasiruošti. Nuleiskite kairę ranką ir pradėsime kvėpavimo pratimą, kuris vadinasi Nodi Šodana. Tai yra pakeičiant nosies šnervės kvėpavimas. Mes naudojame dešinę ranką ir jeigu norite, galite pasižiūrėti, kaip tai atlikti. Nuleidžiate smilių bei didįjį pirštą į delno pusę arba galite pastatyti tarp antakių į trečiąją akį. Kaip patogiau. Nykštys bus naudojamas uždaryti dešinę šnervę. Žiedelio pirštelis ir mažasis pirštelis bus uždaryti padėti mūsų kairę šnervę. Tai mes uždarome dešinę šnervę ir įkvepiame per kairę. Uždarome kairę, atidarome dešinę ir iškvėpti. Įkvėpti per dešinę. Uždarote nykščiu dešinę šnervę, atidarote kairę ir iškvėpti. Tai buvo vienas ratas. Taigi kartojame visi kartu. Uždarome dešinę šnervę ir įkvėpti per kairę. Uždaryti kairę ir atidaryti dešinę. Iškvėpti. Įkvėpti per dešinę. Uždaryti dešinę, atidaryti kairę. Iškvėpti. Įkvėpti per kairę. Uždarome kairę, atidaryti dešinę, iškvėpti. Įkvėpti per dešinę. Uždarome dešinę, atidaryti kairę, iškvėpti.
Įkvėpti per kairę per 4 skaičiavimus. 4, 3, 2, 1. Uždarom, užlaikom. 4, 3, 2, 1. Atidarome dešinę. Iškvėpti. 4, 3, 2, 1. Uždarome, užlaikome. 4, 3, 2, 1. Atidarome dešinę. Įkvėpti. 4, 3, 2, 1. Uždarome dešinę, užlaikome. 4, 3, 2, 1. Atidarome kairę. Iškvėpti. 4, 3, 2, 1. Uždarome, užlaikome. 4, 3, 2, 1. Atidarome kairę. Įkvėpti. 4, 3, 2, 1. Uždarome, užlaikome. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atidarome dešinę. Iškvėpti. 4, 3, 2, 1. Užlaikome. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atidarome dešinę. Įkvėpti. 4, 3, 2, 1. Uždarome, užlaikome. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atidarome kairę. Iškvėpti. 4, 3, 2, 1. Uždarome. 6. Užlaikome. 5, 4, 3, 2, 1. Nuleidžiame ranką dešinę. Įkvėpti per abi šnerves giliai. Ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti. Ir iškvėpti. Kalabati kvėpavimas, pulsavimas pilvu. Tai bus lengvas įkvėpimas ir stiprus iškvėpimas tam, kad tiesiog išstumti iš savęs tą orą. Įkvėpti pusiau. Iškvėpti. Ir užlaikome. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Jeigu kažkas savo garso neišjungėte, prašau, išjungite garsą, kad nesipjautų su mano garsu. Tai Jurgita Vai, aš jūs užtylinau, tai vat stebėkite, kad nebūtų pašalinio garso. Ok, tai visus kviečiu atsigulti ant nugaros, patraukite blokelį ir dabar pasileisime muzikėlę. Tai pradėsime leisti kūrinį trečią, su skaičiavimu 3, 2, 1, groti. Ok, pasimkite dirželį ir pradėsime apšildyti mūsų galinių kojų raumenis. Tai dirželio pagalba apjuosime pėdą. Iškeliame dešinę koją viršų, apjuosite pėdą dirželiu. Kairė koja sulenkta per kelią, pėda padėta ant žemės. Ir čia jau dabar trauksime koją iškeltą arčiau krūtinės. Ir jaučiame tokį tempimą būtent galinės kojos dalyje. Žadiname šios raumenis. Taip pat sausgyslę ir raiščius, sąnarius. Jeigu jaučiate, kad galite ištiesti kairę koją, tai būtinai tai padarykite. Jūsite tuomet stipresnį tokį tempimą, būtent iškeltos kojos galinės dalyje. Taip žadiname mūsų kūną. Ir tiesiog čia stenkitės atsipalaiduoti. Ir iškelta koja turi būti pilnai ištiesta, nesulenkta per kelią.
Dar keletą kvėpavimų pabūname čia. Jeigu galite šį pratimą atlikti be dirželio, žinoma, galite sugriebti dešinę ranką didįjį kojos pirštą ir taip tempti pėdą prie savęs, o galbūt norite suimti blauzdą abiejomis rankomis, taip pat galite tai atlikti. Na, o sekančių įkvėpimų mes pakelsime krūtinės ląstą ir trauksime galvą arčiau kelio. Ir išbūname čia keletą kvėpavimų. Stebėkite, koks tai diskomfortas. Jis turėtų būti toks šiek tiek erzinantis, bet neskausmingas. Jeigu erzinantis, reiškia, kad čia tiesiog reikia mums laiko pratampyti tą kūno dalį, nes kadangi jinai yra sustabarėjusi, o jeigu jaučiate tokį labai aštrų skausmą, tai reiškia, kad jums reikia šiek tiek atlaisvinti save nuo tos pozicijos, kad negautumėte traumos ir panašiai. Vėlgi, jeigu turite kažkokių traumų, tai būtinai stebėkite savo kūną ir stenkitės nedaryti to pratimo 100%, o tiesiog galbūt darykite 70% ar 60% galingumu. Okay? Nuleiskite galvą žemyn, sulenkite koją ir pritraukite kelią prie savęs, prie krūtinės. Dar kartelį iškelkite koją. Jeigu naudojate dirželį, tai prilaikykite pėdą taip, kad dabar galėtumėte koją pasukti į dešinę pusę pilnai ištiestą ir atkreipkite dėmesį, kad kairysis klubas nepakiltų nuo žemės. Tai kairios rankos pagalba prilaikome klubą. Ir čia užsibūname keletą kvėpavimų. Įkvėpti giliai. Mes naudojame būtent ujjayi kvėpavimo jogos praktikos metu. Tai ujjayi kvėpavimas būtų tas kvėpavimas, kuris tiesiog sudaro tokį kaip vandenyno bangų ošimo garsą. Įsivaizduojame tą H garsą, kurį mes leidžiame, tarkim, per burną, įkvėpus ir iškvėpus. Bet tiesiog uždarus burną mes tą garsą išlaikome ir kvėpuojame per nosį. Ir iškvėpti taip pat. Sekančiu įkvėpimu, koja grįžta atgal, patraukite dirželį, pritraukite abu kelius ir galvą prie kelių. Darysime kitą pusę. Nuleidžiate dešinę pėdą ant žemės, ištiesite kairę koją ir dirželiu apjuosite pėdą ir čia traukite jau kairę pėdą arčiau krūtinės, arčiau galvos. Ar tai išbūnate šioje pozicijoje, pasižiūriu, žmogeliukų dar nori prisijungti, tai laikykite koją, kol aš prijungsiu žmonės kitus, vėluojančius. Ir išlaikote koją iškeltą, galbūt norite dešinę koją jau ištiesti. Mano ši koja yra šiek tiek traumuota, tai aš negaliu su ją sportuoti 100%, bet vis tiek ją šildau ir neleidžiu aptingėti. Vėlgi, arba dirželiu pritraukite koją prie galvos, tai yra galva tada pakyla nuo žemės link kelio. Įsibūnate čia keletą kvėpavimų. Dešinė koja gali būti ištiesta arba sulenkta per kelią ir pėda pastatyta ant kilimėlio. Kai nuleidžiate, sulenkite kelią ir pritraukite arčiau krūtinės, padaro tokius mažus pulsavimus. Ir vėlgi sekančiu įkvėpimu ištiesiame koją, apjuosime dirželį arba suimate didįjį kojos pirštą ir pasukate jau koją į kairę pusę. Atkreipkite dėmesį, kad dešinysis klubas nekiltų aukštyn ir jis būtų prispaustas prie žemės. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti.
Ir iškvėpti. Įkvėpkite. Ir iškvėpkite. Įkvėpus koją grįžta atgal į viršų, patraukite dirželį, sulenkite kelius ir pritraukite prie krūtinės, galva pakyla link kelių. Ir dabar pastatote kelius ant žemės, ne kelius, pėdas ant žemės. Ir čia pakelsime sėdmenis į mažąjį tiltelį. Tai pėdos pastatomos yra kuo arčiau sėdmenų. Rankos nuleistos ant žemės, būtent plaštakos žiūri žemyn. Sekančiu įkvėpimu klubai kyla į viršų ir sudaro vieną tokį vientisą liniją. Įkvėpti ištiesiame dešinę koją, taip, kad ji būtų lygiagrečiai su kaire koja. Ne aukščiau, ne žemiau, o vienoje linijoje. Įkvėpti giliai. Pirštai kojos įtempti iškeltos ir iškvėpti. Sėdmenis pajungti, raumenys dega. Įkvėpti. Iškvėpti, pastatome dešinę koją šalia kairės. Pakartosime kairėje pusėje. Įkvėpti, pasiruošti ir ištiesti dešinę kairę koją. Iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti, pastatome koją žemyn. Nuleidžiame vidurinę nugaros dalį, apatinę nugaros dalį. Ir tiesiog pasukate kelėnus į vieną pusę ir į kitą. Ok, sugrįžta kelėnai prie krūtinės, galva prie kelių. Ir dabar pasisupate tokia kaip supynė pirmyn ir atgal. Sukryžiuojate kojas ir atsistojate pilnai. Pastatote kojas dabar pėdas lygiagrečiai viena šalia kitos. Suėmate alkūnes ir tiesiog pulsavimais tokiais pulsuojame aukštyn ir žemyn alkūnių pagalba ir jaučiame tempimą būtent nugarinėje kojos dalyje. Jeigu sunku ištiesti pilnai kojas, šiek tiek jas sulenkite, nedaug. Galbūt galite jau pilnai jas ištiesti. Nuleiskite rankas žemyn ir dabar kilsime aukštyn. Galva bus paskutinė kūno dalis, kuri būtent grįš į tą vertikalią poziciją. Rankos kyla į viršų, žiūrime aukštyn. Rankos palei šonus iškvėpti. Taigi pradėsime mūsų saulės sutikimą. Tai pėdas, kaip ir minėjau, galite statyti lygiagrečiai vieną šalia kitos, arba pirštus kojų sujungti ir mažas tarpelis tarp pėdų, arba pėdos pilnai sujungtos. Pakeliame kelius, dubuo pakeltas, nugara pilnai išsitiesia, pečiai atpalaiduoti, rankos palei šonus, pirštai plačiai skleisti. Žiūrime tolyn, įkvėpti, rankos aukštyn, žvilgsnis į viršų, jūsų drišti. Iškvėpti, leidžiame žemyn. Rankos gali būti ant blauzdikaulių arba ant žemės. Įkvėpti, pusiau keliamės, nugara išsitiesia ir išsitempia. Iškvėpti į lentos poziciją. Įkvėpti, pasiruošti. Iškvėpti, nuleidžiame kelius, krūtinės ląstas, smakrą žemyn, žiūrime tolyn, alkūnės palei šonus. Įkvėpti, mažoji kobra. Iškvėpti, šuo žemyn. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Čia reikia atkreipti dėmesį į mūsų pėdas. Jos gali būti pakeltos, kulnis, pavyzdžiui, pakelti, jeigu sunku dar jas nuleisti žemyn. Bet jeigu jūs jau nuleidžiate, tai turite jausti tokį šiek tiek nedidelį tempimą. Taip pat nugarinėje kojos dalyje, sėdmenys kyla aukštyn ir atgal, pilvas įtrauktas, pečiai atpalaiduoti ir nuleisti nuo ausų. Žvilgsnis yra į mūsų bambą. Smilius ir nykštys spaudžiasi į kilimėlį, lygiai taip pat kaip ir visi kiti pirštai. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti, kulnis kelia aukštyn,
Iškvėpti mažai žingsneliais, keliaujame kilimėlio priekį. Įkvėpti, pusiau keliamės, žiūrime tolyn, nugarą išsitiesia. Iškvėpti, leidžiame žemyn. Įkvėpti, rankos keliauja viršų, grįžti į jūsų nykščius. Iškvėpti, rankos palei šonus. Dar kartelį. Įkvėpti, rankos aukštyn. Iškvėpti, leidžiame žemyn. Rankos gali būti ant blauzdikaulių arba ant žemės. Įkvėpti, pusiau keliamės, nugarą išsitiesia, žiūrime tolyn. Iškvėpti, lentos pozicija. Sėdmenys žemiau negu pečiai. Įkvėpti, pasiruošti. Čaturanga mažoji, iškvėpti. Įkvėpti, kobra. Iškvėpti, šuo žemyn. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Udžia įkvėpavimas praktikos, visos praktikos metu. Dar kartelį įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Įkvėpti, keliaujame mažai žingsneliais, kilimėlio priekį. Iškvėpti. Įkvėpti, pusiau keliame, žiūrime tolyn, nugarą ištiesta, iškvėpti, leidžiame žemyn. Įkvėpti, rankos į viršų. Iškvėpti, rankos palei šonus. Ok, saulės pasitikimas B, kėdės pozicija, įkvėpti. Iškvėpti, leidžiame žemyn. Įkvėpti, pusiau keliamės. Iškvėpti, lentos poziciją. Įkvėpti, pasiruošti, galbūt čaturanga šį kartą. Iškvėpti. Įkvėpti, šuo aukštyn arba kobra. Iškvėpti, šuo žemyn. Įkvėpti, dešinė koja keliauja į viršų. Iškvėpti, sulenkti per kelį ir atidarome klubą. Įkvėpti, koja išsitiesia atgal į viršų. Iškvėpti, statome tarp rankų. Įkvėpti, priekinę koją išsitiesia, krūtinę pasikelia, žiūrime tolyn. Iškvėpti, kojos lieka, krūtinė leidžiasi žemyn. Įkvėpti, rankos keliauja į viršų, čia balanso reikalaujanti poza. Iškvėpti, nuleidžiame galinį kelią žemyn. Įkvėpti, rankos aukštyn. Iškvėpti, sėdmenis atgal, rankos už nugaros, priekinė koja išsitiesia, leidžiame žemyn. Įkvėpti, keliaujame į karys numeris 3. Iškvėpti, stovintis špagatas. Įkvėpti, lentos poziciją. Iškvėpti, čaturanga. Įkvėpti, šuo aukštyn arba kobra. Iškvėpti, šuo žemyn. Įkvėpti, kairė koja keliauja į viršų. Iškvėpti, tada darome klubą sulenkus kelią. Įkvėpti, koja keliauja aukštyn. Iškvėpti, statome tarp rankų. Įkvėpti, priekinę koją išsitiesia, krūtinė pakyla pusiau aukštyn, žiūrime tolyn. Iškvėpti, kojas lieka, leidžiasi krūtinė žemyn. Įkvėpti, balansas, rankos keliauja viršų, kojas lieka taip pat. Iškvėpti, nusileidžia, apatinė koja žemyn. Įkvėpti, iškvėpti, sėdmenys, rankos atgal, priekinė koja išsitiesia, nusileidžiame žemyn. Įkvėpti, karys numeris 3. Iškvėpti, stovintis špagatas. Įkvėpti, lentos poziciją. Iškvėpti, leidžiame žemyn, čaturanga. Įkvėpti, šuo aukštyn. Iškvėpti, šuo žemyn. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Sekančiu įkvėptimu keliaujame į lentos poziciją. Stukame kulnus į dešinę pusę ir nuleidžiame ranką sulenkus per alkūnę.
Kairė ranka keliauja į viršų. Tai šoninis lentos pozicija. Šoninė. Klubai keliauja aukštyn. Kuo aukščiau. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti. Ir iškvėpti. Paskutinis kartas įkvėpti. Iškvėpus į lentos poziciją. Įkvėpti pasiruošti. Čaturanga iškvėpti. Įkvėpti šuo aukštyn. Iškvėpti. Šuo žemyn. Įkvėpti giliai. Iškvėpus keliavame mažai žingsneliais į kilimėlio priekį. Įkvėpti pusiau keliamės. Iškvėpti leidžiame žemyn. Įkvėpti. Utkatasana. Kėdės poza. Iškvėpti. Atsistojame. Dar kartelį įkvėpti kėdės pozą. Iškvėpti leidžiame žemyn. Įkvėpti pusiau keliame, žiūrime į tolį. Iškvėpti lentos poziciją. Įkvėpti pasiruošti. Čaturanga iškvėpti. Įkvėpti šuo aukštyn. Iškvėpti. Šuo žemyn. Įkvėpti. Dešinė koja keliauja į viršų. Iškvėpti sulenkime per keletą, darome klubą. Įkvėpti koją išsitiesia atgal viršų. Iškvėpti statome tarp rankų. Įkvėpti priekinę koją išsitiesia, krūtinė pakyla aukštyn. Pulsavimai. Iškvėpti, krūtinė leidžiasi žemyn. Įkvėpti, krūtinė kyla pusiau. Iškvėpti, leidžiame žemyn. Įkvėpti, krūtinė kyla pusiau. Iškvėpti, leidžiame žemyn. Dar kartelį įkvėpti pusiau. Iškvėpti, leidžiame žemyn. Įkvėpti, rankos keliauja į viršų, kojos lieka. Iškvėpti. Nuleidžiame galinį kelią. Įkvėpti rankos aukštyn dar labiau. Iškvėpti rankos už nugaros, sėdmenis atgal, leidžiamės į priekį, koją išsitiesinę. Pulsavimai. Įkvėpti rankos į viršų. Iškvėpti. Atgal. Dar kartelį įkvėpti. Gilus kvėpavimai ir gilus iškvėpimai. Iškvėpti. Dar 2 kartus. Įkvėpti. Iškvėpti. Pajungite visą kūną. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Karys numeris 3. Užsibūname čia. 5 kvėpavimus. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Galinė pėda sulenkta į save. Klubas nuleistas, nekyla į viršų, nuleista žemyn. Rankos gali būti į maldos poziciją priešais krūtinę, už nugaros arba į priekį. Raskite savo iššūkio reikalaujančios rankų pozicijos. Dar porą kartelių įkvėpti ir iškvėpti. Paskutinis kartas įkvėpti. Iškvėpti, rankos nusileidžia žemyn. Stojame špagatas. Įkvėpti. Iškvėpti į lentos poziciją. Įkvėpti, pasiruošti. Čaturanga iškvėpti. Įkvėpti šuo aukštyn. Iškvėpti šuo žemyn. Kairė koja keliauja viršų, įkvėpti. Sulenkime per keletą, darome klubą, iškvėpti. Įkvėpti, koja išsitiesia. Iškvėpti, statome tarp rankų. Įkvėpti, išsitiesia priekinę koją, pakyla krūtinė pusiau, žiūrime tolyn. Pulsavimai. Iškvėpti, leidžiame žemyn. Įkvėpti. Iškvėpti. Dar 3 kartus įkvėpti. Gilus kvėpavimai ir iškvėpimai. Iškvėpti. Ūdžia įkvėpavimas. Įkvėpti.
Ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti, rankos kyla aukštyn, balansas. Iškvėpti, nuleidžiame galinę gelį. Įkvėpti, rankos aukščiau. Iškvėpti, rankos už nugaros, sėdmenis atgal, koja priekinė išsitiesia, leidžiame žemyn. Pulsavimą. Įkvėpti. Iškvėpti. Dar kartelį. Įkvėpti. Iškvėpti. Dar porą kartų. Įkvėpti. Stabilus, kontroliuojantis judėjimas. Iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Įkarys numeris 3. Ir užsibūname. 5 kvėpavimai. Iškvėpti. Įkvėpti giliai. Spaudžiate didįjį pirštą kojos. Kairės į kilimėlį. Išlaikysite balansą žymiai lengviau. Įkvėpti. Krūtinė kaip šuo veidu aukštyn, bet žvilgsnis į apačią. Iškvėpti. Įkvėpti. Galinė koja lygiagrečiai su grindimis. Iškvėpti. Dar porą kartų. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Kartelės dar vienas. Įkvėpti. Iškvėpti, nuleidžiame rankas, stovintis špagatas. Įkvėpti. Iškvėpti, lentos pozicija. Įkvėpti, pasiruošti. Iškvėpti, čaturanga. Įkvėpti, šuo aukštyn. Iškvėpti, šuo žemyn. Jau turėtumėt justis sušilę. Įkvėpti. Iškvėpti, keliauti į lentos poziciją. Šoninė lentos pozicija. Kulnės sukasi į kairę pusę. Ranka per alkūnę sulenkta. Dešinė ranka iškelta į viršų. Klubai kyla aukštyn. Ir žiūrite aukštyn. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Dar kartelį klubai kyla aukštyn. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu grįžtame į lentos poziciją. Iškvėpti čaturanga arba kelius krūtinės ląstą žemyn. Įkvėpti šuo aukštyn arba kobra. Iškvėpti šuo žemyn. Įkvėpkite giliai. Iškvėpkite, nuleiskite kelius žemyn. Vaiko poza. Rankos pilnai ištiestos priešais savęs. Aktyvios ant pirštų galiukų. Įkvėpkite giliai. Ir iškvėpkite. Gilus įkvėpimas. Ir tolygus iškvėpimas. Įkvėpkite. Ir iškvėpkite. Sekančiu įkvėpimu kylame į šuns pozą veidu žemyn. Iškvėpti. Įkvėpti, keliaujate. Mažai žingsnelis į kilimėlio priekį. Iškvėpti. Įkvėpti, pusiau keliame, žiūrime tolyn. Nugarą išsitiesia. Iškvėpti, leidžiame žemyn. Utkatasana, kėdės poza. Įkvėpti. Iškvėpti, atsistojame. Įkvėpti, rankos aukštyn. Iškvėpti, rankos žemyn. Dar kartelį įkvėpti. Ir iškvėpti. Kėdės poza. Įkvėpti. Iškvėpti žemyn. Įkvėpti, pusiau keliame, žiūrime į tolį. Iškvėpti, lentos poziciją. Įkvėpti, pasiruošti. Čaturanga. Iškvėpti. Įkvėpti, šuo aukštyn arba kobra. Iškvėpti, šuo žemyn. Dešinė koja kyla į viršų. Įkvėpti. Sulenkime per kelią ir darome klubą. Iškvėpti. Įkvėpti, dešinė koja kelia aukštyn.
Iškvėpti. Kelias keliauja į kairę pusę, kur pažastis. Įkvėpti, koja aukštyn. Iškvėpti į dešinę pusę, kur pažastis. Įkvėpti aukštyn. Iškvėpti kairė pažastis. Įkvėpti aukštyn. Iškvėpti dešinė pažastis. Įkvėpti aukštyn. Iškvėpti statome tarp rankų. Įkvėpti priekinę koją sutiesia, krūtinė pakyla aukštyn. Iškvėpti, nusileidžiame ir užsibūname čia. Norite daugiau challenge, iššūkio, pėdą pakeliate aukštyn, per kojos pirštus, tai ant kulno, sugrebėte didįjį pirštą rankų pirštais ir stengiatės galvą kuo arčiau pritraukti kojos pirštą link. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti. Iškvėpus, nuleidžiate pėdą žemyn. Įkvėpti rankos aukštyn. Iškvėpti. Kelias nusileidžia žemyn. Įkvėpti rankos aukščiau. Iškvėpti sėdmenis atgal, rankos už nugaros ir nusileidžiate žemyn. Užsibūnate čia. Norite daugiau iššūkio. Keliaujate į špagatą. Naudojate blokelius. Ir nusileidžiate špagatui. Rankos gali keliauti viršų. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Nenorite atlikti špagatų? Atliekate pratimą kartu su manimi. Įkvėpti ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu pasiruošite iš špagato grįžti į šią poziciją, kurioje mes dabar esame. Ir iškvėpus keliaujate į karys numeris 3. Įkvėpti. Iškvėpus leidžiate ranką žemyn. Stojant špagatas, pulsavimai. Sulenkite kelią kairę ir leidžiate prie čiurnos. Iškvėpti. Įkvėpti aukštyn. Iškvėpti žemyn. Įkvėpti aukštyn. Iškvėpti žemyn. Dar porą kartų. Įkvėpti. Iškvėpti. Dar kartelis įkvėpti. Ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu koja keliauja aukštyn. Iškvėpti lentos poziciją. Įkvėpti pasiruošti. Četuranga iškvėpti. Įkvėpti šuo aukštyn. Iškvėpti šuo žemyn. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Į lentos poziciją. Sukasi kulnis į dešinę pusę. Ir krūtinė atsidaro į kairę pusę. Kairė ranka keliauja viršų. Ranka dešinė pilnai ištiesta. Arba galite sulenkti ir atlikti taip, kaip atlikome pirmą kartą. Klubai keliauja į viršų. Įkvėpti. Norite daugiau challenge? Ups. Kairė koja kyla aukštyn. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Iškvėpti į lentos poziciją. Įkvėpti pasiruošti. Četuranga iškvėpti. Įkvėpti šuo aukštyn. Iškvėpti šuo žemyn. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Kairė koja keliauja viršų. Iškvėpti, tada darome klubą, sulenkus kelią. Įkvėpti, kairė koja iškyla į viršų. Iškvėpus, kairysis kelias į dešinę pažastį. Įkvėpti aukštyn. Iškvėpti kairė pažastis. Pulsavimai. Įkvėpti aukštyn.
Dešinė pažastis iškvėpti. Įkvėpti aukštyn. Kairė pažastis iškvėpti. Įkvėpti aukštyn. Statome tarp rankų. Iškvėpti. Įkvėpti išsitiesia priekinę koją, krūtinė pasikyla. Pakyla aukštyn, žiūrime į tolį. Iškvėpti, kojas lieka, krūtinė leidžiasi žemyn. Ir užsibūname čia keletą kvėpavimų. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Norite daugiau iššūkio? Pakyla kojos pirštai. Sugrabėte kairę ranką. Įkvėpti ir leidžiate krūtinę bei galvą kuo arčiau kelio. Iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Iškvėpus nuleidžiate pėdą žemyn. Balansas, įkvėpti, rankos keliauja viršų. Iškvėpti. Įtupstis. Dešinė kojos kelias nusileidžia žemyn. Įkvėpti rankos aukščiau. Iškvėpti sėdmenis bei rankos keliauja atgal. Priekinė koja išsitiesia ir nusileidžiame žemyn. Užsibūname čia arba keliaujate į špagatą. Naudojate lokelius kaip pagalbininkus. Padėti rankas ant jų. Taip, kad krūtinė pakiltų aukštyn. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti dar kartelį. Ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu grįžtate į poziciją šitą. Ir iškvėpus keliaujate karys numeris 3. Taip, tais įkvėpimu įkvėpti. Iškvėpti nuleidžiame rankas, dešinė koja keliauja viršų. Įkvėpti dar kartelį. Iškvėpti pulsavimai. Kelias prie kairio čiurnos. Įkvėpti aukštyn. Iškvėpti. Gilūs įkvėpimai. Ir gilūs iškvėpimai. 3. Dar 2 kartus. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Paskutinis kartas įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpus koja keliauja aukštyn. Iškvėpus lentos pozicija. Įkvėpti pasiruošti. Iškvėpti čaturanga. Įkvėpti šuo aukštyn arba kobra. Iškvėpti šuo žemyn. Taigi, kulnis sukasi į kairę pusę. Dešinė ranka keliauja aukštyn. Kairė ranka pilnai ištiesta arba galite nuleisti sulenkus per alkūnę. Klubai aukštyn. Žvilgsnis aukštyn. Norite daugiau iššūkio? Kelite dešinę koją aukštyn. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Klubai aukštyn. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Dar kartelį. Įkvėpti. Iškvėpti lentos poziciją. Įkvėpti pasiruošti. Čaturanga. Iškvėpti. Įkvėpti šuo aukštyn. Iškvėpti šuo žemyn. Įkvėpus nuleidžiame kelius. Aktyvusis vaiko. Poza aktyvioji. Ant pirštų galiukų. Rankos. Galva nuleista žemyn. Ir čia nuraminame savo nervinę sistemą. Sutvarkome kvėpavimą, jeigu jis pasidarė per aktyvus, per greitas. Įkvėpkite giliai per nosį. Ir iškvėpkite giliai per nosį. Udžai kvėpavimas, tas vandenyno bangų ošimas, kuris mus ramina. Ir kaip metromenas veikia, tiesiog mums taip lengviau skaičiuoti, kad mūsų būtų kvėpavimas tolygus, vienodas. Įkvėpti ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu, sėdmenis kyla aukštyn, šuo žemyn, iškvėpti.
Įkvėpti, mažai žingsnelis keliaujate į kilimėlio priekį. Iškvėpti. Įkvėpti pusiau keliatės, žiūrite tolyn. Iškvėpti, sėmė, galva leidžiasi žemyn. Įkvėpti kėdės poziciją. Iškvėpti, atsistojame. Ok, pradėsime stovimas pozicijas. Naudojate dirželį, jeigu sunku pasiekti ranką kojos pirštus. Arba jeigu sunku atlikti pratimą išlaikant ištiestą koją, tai galite ją sulenkti per kelią. Parodau variantus kelius. Lengviausias variantas būtų pakėlus sulenktą koją per kelią, pėda taip pat sulenkta į save, užsibulate čia, arba apjuosite pėdą dirželiu ir bandote ištiesti koją. Jeigu šiek tiek susilenks per kelią, nieko tokio, svarbiausia, kad stovima koja būtų pilnai ištiesta, kreipkite dėmesį į savo didįjį pirštą, kuris turi tiesiog remtis į kilimėlį spaustis. Jeigu galite atlikti šį pratimą be dirželio pagalbos ir sugebate suimti didįjį kojos pirštą ranką, tai tuomet atlikite šitį pratimą. Įkvėpkite giliai ir iškvėpkite. Dar kartelį įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Atidarome iš šono, įkvėpti. Galbūt žvilgsnis į kitą pusę, iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Paskutinis kartas įkvėpti. Iškvėpus grįžta į pradinę poziciją. Randate balansą. Suimate abiejomis rankomis pėdą arba laikote dirželį. Įkvėpti, pasiruošti, lenkitės link kelio, iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti. Nuleidžiate, paleidžiate koją, rankos kyla į viršų, iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Jūsų sėdmenų raumenys turėtų degti. Įkvėpti, iškvėpus į karys numeris 3. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti giliai. Pėda sulenkta, koja lygiai grečiai su grandimis, iškvėpti. Žvilgsnis žemyn. Įkvėpti. Rankos nusileidžia žemyn. Stovintis špagatas, iškvėpti. Galite užsibūti čia, arba atlikti galbūt šiek tiek rankų stovėjimo pozicijas. Tai tokie kaip šokinėjimai aukštyn ir žemyn. Atliekate stovintį špagatą, galbūt norite suimti blauzdą abiejomis rankomis ir leisti krūtinę arčiau žemės, arčiau kelio. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Rankos nusileidžia žemyn. Lentos pozicija. Įkvėpti, iškvėpti čia turangą. Įkvėpti šuo aukštyn, iškvėpti šuo žemyn. Mažai žingsnelis keliauti kilimėlį priekį. Įkvėpti ir iškvėpti. Pėdos klubų plotyje. Suimate abiemis rankų pirštais didžiuosius kojų pirštus. Jeigu neišeina pasiekti, padedate rankas ant blauzdikaulių. Įkvėpti pusiau keliatės. Iškvėpti lenkiatės žemyn. Alkūnės lenkiasi į šonus. Atkreipite dėmesį į šitą dalį. Nenorite, kad jis susigūžtų. Ją turite atidaryti. Tai pečių plokštės mentis turite atitraukti vieną nuo kitos. Įkvėpti. Ir čia jau yra lenkimasis į priekį, kur mūsų klubai labai daug dirba. Ir iškvėpti. Sėmenis aukštyn. Jeigu sunku išlaikyti kojas pilnai ištiesus, jas galite šiek tiek sulenkti. Ir svoris turi keliauti ant kojų pirštų. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti dar kartelį. Ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu išsilaisvinate.
Paimate abi alkūnes ir pasisukite į vieną pusę bei į kitą. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti bei iškvėpti. Nuleidžiate rankas ir keliaujate aukštyn, galva paskutinė kūno dalis, kuri pakils virš. Ok. Pasukate rankas aukštyn ir atgal. Dar kartelį. Viską atliksime kairėje pusėje. Tai keliate arba sulenktą kelią, pėdą sulenkta į save. Jeigu naudojate dirželį, tai apjuosite pėdą, ištiesiate koją. Jeigu atliekate pratimą su manimi, suimate didįjį kojos pirštą kairiąją ranką ir iškeliate koją aukštyn. Įkvėpti. Didysis kojos dešinysis pirštas ir spaustis į kilimėlį. Klubai neturėtų keliauti nei pirmyn, nei atgal, neutralūs vienoje linijoje. Įkvėpti ir iškvėpti. Iškelta koja gali šiek tiek būti sulenkta. Svarbiausia, kad stovinti koja turėtų būti pilnai ištiesta. Įkvėpti, iškvėpus, atidarome klubą. Žvilgsnis galbūt keliauja į priešingą pusę. Įkvėpti, bei iškvėpti, krūtinė atsidaro. Įkvėpti. Iškvėpti, grįžtate į pradinę poziciją, randate balansą. Suimate arba dirželio kraštus, arba pėdos kraštus. Įkvėpti, pasiruošti. Leidžiate žemyn, iškvėpti. Įkvėpti. Iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti. Paleidžiate koją, rankos aukštyn. Koja lygiai gražiai su žeme, pėda sulenkta į save, iškvėpti. Įkvėpti. Klubai dega, iškvėpti. Įkvėpti. Iškvėpti, karys 3. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Klubai neutralūs. Nusileidžia, jeigu pakyla aukštyn. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Leidžiate žemyn, stovint špagatas. Variantai taip pat galite vėlgi ant rankų bandyti stotis. Mažais tokiais pašokinėjimais. Arba galbūt norite suimti čiurną abiemis rankomis ir krūtinę tiesiog leisti žemyn. Surandate savo dirištį tašką ir grįžtate į lentos poziciją. Įkvėpti, pasiruošti. Čaturanga iškvėpti. Įkvėpti šuo aukštyn. Iškvėpti šuo žemyn. Mažai žingsnelis keliaujame į kilimėlio priekį. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Pėdos klubų plotyje. Galite vėl pratimą atlikti taip pat, kaip darėme prieš tai. Dedant rankas ant blauzdikaulių, jeigu nepasiekėte pėdas. Arba nuleidžiate rankų plaštakas po pėdomis. Įkvėpti, pusiau keliatės. Iškvėpti, alkūnės lenkiasi į šonus. Ir keliaujate galva žemyn. Svoris keliauja ant plaštakų rankų pirštų. Ant kojų pirštų. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Kas kartas iškvėpus, leidžiatės vis žemyn ir žemyn. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Įkvėpti, pusiau pasikeliate. Ir iškvėpti, atsilaisvinate. Suimate abi alkūnes ir pasisukate į vieną pusę bei kitą. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Kylame aukštyn, galva paskutinė kūno dalis. Rankos kyla aukštyn. Į San Francisko tiltą. Kylate ant kojų pirštų galiukų. Dubuo pajungtas. Rankos pilnai ištiestos. Plaštakos gali būti sulenktos. Atgal. Žvilgsniai gali keliauti į viršų. Įkvėpti.
Ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Sekančių įkvėpimų pasiruošti. Iškvėpus nuleidžiate kulnus žemyn. Turėtumėt jausti ugnį savyje. Įkvėpti rankos aukštyn. Iškvėpti žemyn. Dar kartelį įkvėpti aukštyn. Iškvėpti žemyn. Kėdės pozicija įkvėpti. Iškvėpti, leidžiame žemyn. Įkvėpti pusiau keletas. Iškvėpti lentos poziciją. Įkvėpti, pasiruošti. Čia tu ranką iškvėpti. Įkvėpti šuo aukštyn. Iškvėpti šuo žemyn. Įkvėpti, pasiruošti. Ir šokliukas į priekį. Į sėdimas pozicijas. Ištieskite pilnai kojas. Pėdos sulenktos į save. Turėkite dirželį pagalbininką, kadangi lenksimės į priekį. Taigi, rankos kyla aukštyn, įkvėpti. Iškvėpti, leidžiame žemyn. Dirželiu apjuosime pėdas. Jeigu sunku rankomis jas pasiekti. Ir leidžiate krūtinės lastą žemyn. Bei galvą žemyn. Stengiatės nelabai sukuprinti nugaros, o tiesiog stengiatės ją ištiesti ir kuo žemiau leisti krūtinės lastą, bet kad nugara išliktų kuo tiesesnė. Įkvėpti ir iškvėpti. Dažniausiai padeda, jeigu žvilgsnis būna nukreiptas į kojų pirštus. Įkvėpti. Tuomet yra lengviau išlaikyti nugarą tiesę. Iškvėpti. Vėlgi alkūnės lenkiasi šonus. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti dar kartelį. Iškvėpti. Atsipalaiduojame. Sulenkite kelią. Ir pastatote dešinę pėdą prie blauzdos. Ne į džanų šišasaną, kaip atliekame, o prie blauzdos. Tiesiog labai gražiai blauzda įkrenta į pėdos sulenktą arką. Vėlgi galite naudoti dirželį, apjuosti koją, arba jeigu sugebate apimti rankomis, tai tuomet atlikite taip kaip aš. Įkvėpti rankos aukštyn, iškvėpti leidžiate žemyn. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti, iškvėpti, atpalaiduojate. Pastatote dešinę pėdą už kairės šlaunies. Rankos kyla į viršų, įkvėpti. Sukatės į dešinę pusę, kairė alkūnė už kairio kelio. Žvilgsnis už dešinio peties. Nugara išsitiesia, įsitempia, žiūrite atgal. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Iškvėpimu. Sukotės į kitą pusę. Iškvėpti. Laivelio pozicija. Kojos gali būti sulenktos arba ištiesos. Įkvėpti, krūtinė pakelta. Iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Nusileidžiate žemyn, bet pečiai bei kojos pakeltos nuo žemės. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Raumenis būtent pilvo pajungti stipriai, kojos pilnai ištiesos, įtempti kojų pirštai. Iškvėpti. Įkvėpti. Iškvėpti. Nuleidžiate alkūnės, kojos keliauja viršų. Įkvėpti. Dešinė koja leisis žemyn. Iškvėpti. Įkvėpti aukštyn. Kairė koja žemyn. Iškvėpti. Įkvėpti aukštyn. Dešinė koja žemyn. Įkvėpti aukštyn. Kairė koja žemyn. Įkvėpti aukštyn.
Abi kojas leidžiasi žemyn. 5, 4, 3, 2, 1. Užlaikome. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Abi kojos kyla aukštyn. Sukryžiuojate ir pakylate į sėdimą poziciją. Ištiesiate dešinę koją prieš save. Kairė pėda keliauja prie blauzdos, dešinės kelias šiek tiek nusileidžia žemyn. Vėlgi naudojate dirželį apjuosti pėdą, arba jeigu atliekate su manimi, tuomet rankos keliauja į viršų. Įkvėpti, iškvėpti, leidžiate žemyn. Įkvėpti, krūtinė pakyla, iškvėpti, leidžiate žemyn. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu išsilaisvinate ir iškvėpti pastatote pėdą kairę už dešinės šlaunies. Įkvėpti rankos aukštyn, dešinėje alkūnė keliauja už kairio kelio, žvilgsnis atgal per kairį petį ir iškvėpti, nugarą išsitiesia, kvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti. Sekančiu iškvėpimu sukatės priešingą pusę, iškvėpti. Įkvėpti ir grįžtate atgal. Pametė blokelį, laivelio poziciją. Įkvėpti, nusileidžiate atsargiai žemyn, ištiesiate kojas, padedate ant žemės. Rodu pratimą, kaip mes jį atliksime. Tai pametė blokelį ir perduotate į koją. Įkvėpti, iškvėpti. Kvėpti, pametė blokelį, iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti, iškvėpti, įkvėpti, iškvėpti. Galite atlikti be blokelio. Iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti ir užsibūnate. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sukryžiuojate kojas į vinyasą. Lentos poziciją įkvėpti, iškvėpti, čaturanga. Įkvėpti šuo aukštyn, iškvėpti šuo žemyn. Įkvėpti, pasiruošti, iškvėpti, šokate į priekį ir sėdmenis nuleidžiate atgal ant žemės. Vėlgi pakartosime lenkimas į priekį, naudojate dirželį, apimti pėdas, įkvėpti rankos aukštyn, iškvėpti, leidžiate žemyn. Įkvėpti, pilvas įtrauktas, iškvėpti, lenkiate žemyn. Įkvėpti, stenkitės kojas ištiesti pilnai, iškvėpti. Įkvėpti, iškvėpti. Įkvėpti, iškvėpti, grįžtate į pradinę poziciją. Rankos už nugaros, rankų pirštai žiūri į klubus. Vėlgi galite šį pratimą atlikti išviršę stalo poziciją, kada keliai sulenkti, pėdos pastatytos ir keliate klubus į viršų. Jeigu atliekate su manimi, tuomet stengsite kojų pirštus pasiekti žemę pilnai ir galva nusileis atgal. Jeigu sunku suprasti, kaip atlikti, pasižiūrėkite keletą sekundžių ir prisijungite. Ok, įkvėpti, klubai keliauja aukštyn, pėdos žemyn, galva atgal, iškvėpti. Įkvėpti, iškvėpti. Įkvėpti dar kartelį, iškvėpti, nusileidžiate. Įkvėpti rankos aukštyn,
Iškvėpti, dar kartelį nusilenkite. Įkvėpti. Iškvėpti. Įkvėpti. Iškvėpti. Įkvėpti. Iškvėpti. Grįžtate atgal. Ok, sulenkite kelius. Pritraukite klubus kuo arčiau pėdų. Rankos pilnai išsitiesia. Ir leidžiatės, neskubėdami žemyn, tai apatinė nugaros dalis, vidurinė bei viršutinė. Atliksime keletą nugarų lenkimosi atgal, pratimų. Naudojate blokelį. Iš pradžių mažąjį tiltelį atliekant. Ir pėdas pritraukite kuo arčiau sėdmenų. Dubuo nuleistas. Įkvėpti. Pakyla sėdmenis aukštyn, blokelis statosi po sėdmenimis. Ne kur nugaros apatinė dalis, kur stuburas susijungia, o kur sėdmenis. Ir čia užsibūnate. Blokelis gali būti ant aukščiausios pozicijos arba vidutinės. Pasukate blokelį. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu ištieskite dešinę koją lygiai grečiai su kairiąja koja, ne aukščiau ir ne žemiau, kojas pirštai tempti. Šį pratimą atlikome pradžioje. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Nuleidžiate koją, iškvėpti. Kairė koja kyla aukštyn, įkvėpti. Lygiai taip pat. Viena linija su dešinė. Ne aukščiau ir ne žemiau. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Iškvėpti, pastatote ant žemės. Įkvėpti, sėdmenys kyla dar aukščiau, kad patraukti blokelį. Nusileidžia viršutinė nugaros dalis, vidurinė ir apatinė. Kelius pasukate į vieną pusę ir į kitą. Ok. Sulenkėte kelius, pritraukite prie krūtinės, apimate rankomis ir galva pakyla aukštyn. Ištiesėte kairę koją, pakeičiate dešinę koją. Vėl keičiame ir dar kartelį keičiame. Keičiame ir keičiame. Dar kartelį. Gerai. Suimate abu kelius, pasisupate pirmyn ir atgal. Dar kartelį pirmyn ir atgal. Pėdas nusileidžia žemyn, sėdmenys prisitraukia arčiau kulnų. Rankos pilnai išsitiesia, leidžiame žemyn. Vėlgi nugara apatinė dalis, vidutinė dalis ir viršutinė dalis. Ok, atliksime tiltelio pratimą. Tai kūnės arčiau prie klubų. Galite atkartoti tai, ką darėme prieš tai, naudojant blokelį. Jeigu atliekate pratimą kartu su manimi, rankų plaštakos statosi šalia pečių, tai pirštai nusukti į pečius, alkūnės į viršų. Ir iš pradžių pastatote galvą ir tuomet kylate aukštyn. Atkreipkite dėmesį, kad jūsų keliai nesisuktų į išorinę pusę, o kaip tik į vidinę. Ir keliate krūtinę kuo aukščiau. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Leidžiatės atsargiai atgal. Vėlgi pasukate kelius į vieną pusę bei į kitą. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Kelius pritraukite prie krūtinę, galvą prie kelių ir nuleidžiate. Laimingo vaiko pozą, tai apimate pėdų kraštus rankomis. Jeigu sunku pasiekti pėdas, tiesiog rankas
Sudėkite arba ant šlaunų kojų ar čiurnų arba pėdų. Ir tiesiog traukite pečius, ne pečius, o kelius arčiau, kaip sakant, žemės. Įkvėpkite giliai ir iškvėpkite. Šiek tiek įtraukiame į žemės elementą, vandens elementą. Žemės elementai mes daug skiriame laiko, tai būtent galinių kojų raumenims, lenkimas į priekį, balanso pratimui, tai mūsų muladhara čakra, kur mes didelį dėmesį skiriame būtent išlaikyti žemės elemento pratimus, asanas. Na, o dabar mes atliekame vandens elemento pozą, kurios metu mes būtent atidarome čiurnas, ne čiurnas, būtų vidinės kulpų dalis. Kirkšnis. Ir dabar nuleiskite rankas, kojas, pakelkite į virš galvos, į halasaną. Leiskite joms kūnui įsitiesti. Jeigu yra siena, tai labai gerai atsiremti sieną. Įkvėpkite giliai. Ir iškvėpkite. Nuleiskite klubus. Žemyn atsargiai neskubėdami, kelius sulenkite. Ir tuomet sukryžiuokite kojas. Jeigu išeina, jeigu ne, tai tiesiog nuleiskite kelius į vieną pusę, žvilgsnis į kitą, bet atkreipkite dėmesį tai, kad jūsų pečiai nepakiltų nuo žemės. Ir čia užsibūnate keletą kvėpavimų. Tai yra ugnies ženklo elementas, poza, kurį būtent mes darome, dirbame daug pilvo srityje, sukimasi į priešingą pusę, į vieną ir kitą pusę. Tai grinai yra pilvo zonos pratimai, presui ir panašiai. Pakilate kojomis aukštyn ir pakeičiate į kitą priešingą pusę. Nuleidžiate kelius, žvilgsnis keliauja į kitą pusę. Nusišypsokite savo. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti kelius, kelti aukštyn. Rankomis papjosite kelius, susigūžiate į kamuoliuką, įkvėpti ir iškvėpti į šavasanos poziciją. Kojas pilnai ištiestos, rankos taip pat. Ir paleisime jau pirmą kūrinėlį, tai su skaičiavimu 1, 2, 3, pirmas kūrinys. Atpalaiduojate savo mintis, atpalaiduojate kvėpavimą. Leiskite savo kūnai paskęsti kilimėlio ertmėje. Atpalaiduokite veido raumenis, akis, ausis, nosį, burną, liežuvį. Atpalaiduokite kaklo raumenis, pečius, kaktikaulius, krūtinės ląstą. Atpalaiduokite viršutinę nugaros dalį, apatinę, stuburą, pilvo zoną. Atpalaiduokite
rankas, kūnes, riešus, pirštus. Atpalaiduokite klubus, sėdmenis, dubenį. Atpalaiduokite šlaunis, kelius, nugarinės kojų dalis. Atpalaiduokite blauzdikaulį, blauzdas, čiurnas. Atpalaiduokite pėdas ir jų pirštus. Jūsų kūnas pilnai atsipalaidavęs. Leiskitės į tą kelionę, ten, kur jaučiatės laisvai, kur jūsų kūnas jaučiasi lengvas ir nevaržomas, kur jūsų mintis yra lengvos ir laisvos ir tik pozityvios. Jūs jaučiate, kaip jūsų kūnas yra pilnai išsivalęs iš viso negatyvumo, toksinų, sustabarėjimų. Įkvėpkite giliai per nosį ir su garsu iškvėpkite per burną. Įkvėpkite per nosį ir iškvėpkite per burną su garsu. Rankas pakelkite virš galvos, suimkite pirštus ir pilnai įsitieskite. Sulenkite kelius, pritraukite prie krūtinės, galvą prie kelių, susigūžkite kamuolėlį ir pasisukite pirmyn bei atgal. Atsisėskite į patogią sėdimą poziciją. Akis laikykite užmerktas. Rankos į maldos poziciją priešais krūtinę. Nugara pilnai ištiesta, pečiai atpalaiduoti ir nuleisti. Ačiū Jums, kad keliaujate kartu su manimi šią nuostabią kelionę. Būdami kartu ir dalindamis tą energingą energiją, stulbinančią energiją. Mes atnešame šį pasaulį daugiau gėrio, šilumos ir meilės. Noriu palinkėti, kad jūsų sekmadienis būtų nuostabus, taip kaip kiekviena diena. Ir kaip jūs nusiteiksite, tokia diena ir bus. Tad stenkimės galvoti pozityviai ir pritraukti tik tais gėrį šį pasaulį. Uždarykime mūsų praktiką su garsu OM. Įkvėpkite per nosį. Loka samasta sukhino bhavantu. Lai visa, kas gyva, būna laisvi ir laimingi. Padėkite maldos poziciją tarp antakių į mūsų trečiąją akį. Ir tas, kas mums praneša, kas mus apsaugo nuo blogio, intuicija. Padėkokite savo už tai, kad sugebėjote kartu keliauti šią nuostabią kelionę. Įkvėpkime ir padėkokime mamai planetai, nusileisdami žemyn. Ačiū Jums visiems ir labai Jūsų lauksiu jau kitą ateinantį sekmadienį. Nuo Jums gražios dienos ir linkiu, kad visada jaustumėtės gerai ir būtumėt kupini energijos.